Jėzus kalbėjo savo mokiniams: įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė: Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Viešpats atsakė: koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai ir savo metu ją maitinti. Laimingas tarnas, kuris sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: mano šeimininkas neskuba grįžti, ir jiems mušti tarnus bei tarnauti ištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Tai Viešpaties žodis. Labai teisinga, kad šitoj šventovėje nuolat ir daug kalbame apie Dievo gailestingumą. Bet šiandien pirmasis skaitinys visiškai ne juokais. Paulius laiške Romiečiams šiandien daug kartų stipriausiais veiksmažodžiais, stipriausiais sakiniais sako: būk negailestingas. Būk negailestingas savo gyvenime su nuodėme. Jinai padaro tave vergu. Jinai tau žada daug, o duoda nieko. Jinai tau žada kalnus, o duoda tau pelkę, kurioje tau sunku judėti, sunku kvėpuoti ir kurioje pradedi panikuoti ir draskytis į visas pusės, bet tu skendi, tu negali pajudėti. Viešpats gailestingas, bet tu nebūk gailestingas nuodėmei. Šiandien apie tai Paulius šaukia mums tiesiog pirmajame skaitinyje, kiekvienam sakinyje, žiauriai stipriai plaka mus ir sako: nebūk gailestingas nuodėmei. O nuodėmė mums verčia užmiršti, ką šiandien Evangelijoje girdim. Kad šiandien yra Viešpaties dovanota diena, rytojaus rytas nei vienam iš mūsų nėra garantuotas. Kad šiandien kitas žmogus yra skirtas neskriausti man, bet jį mylėti, gerbti ir jam ranką paduoti, jis yra mano bendrakeleivis. Šiandien tos dovanas, kurias valgau, kuriomis mintu, gyvenu, ištekliai visi, viskas yra dovana. O nuodėmė atneša tokį aklumą, atneša įsivaizdavimą, kad aš esu amžinas, kad viskas taip turi būti, kad viskas priklauso nuo manęs, mes apankam ir mes galiausiai tampame vis blogesni ir blogesni. Kai bažnyčios tėvai ir dykumų tėvai kalba apie nuodėmę, kalba visada apie grumtynes. Tai nėra ta Evangelijos vieta, kur Jėzus sako: jeigu muša tave per vieną žandą, atsuk sekantį. Ne, sako bažnyčios tėvai, muša tave nuodėmė į vieną žandą, smok kitą ir tai dar greičiau tas nepadaryk. Su nuodėme turi smūgiuoti ir to nepabijoti. Ir kaip daryti tą? Labai dažnai strėlinėm maldom. Melsis tave gundys netyros mintis. Būsi bažnyčiai, tave gundys blogi dalykai. Išeisi į darbą, tave gundys sugrįžti į tavo gyvenimą praeityje, į tavo blogą gyvenimą, kai tik tai darbas baigsis. Nuolat tu būsi gundomas, bet tau reikia smogti atgal ir nelaukti nieko. Taip sako bažnyčios tėvai. Ir tas smūgiavimas gali būti mūsų strėlinės maldos. Mokate jas, vartokite jas. Ir vieną iš tų maldų siūlo mums šventasis Augustinas,
kuris komentuodamas Tėve mūsų maldą, žodžius paskutiniuosius gelbėk mus nuo pikto, sako, tie žodžiai perspėja mus negalvoti, esą gyvenam tokiam pasaulyje, kur nepatirsim jokio blogio. Šis, sako, paskutinis viešpaties maldos prašymas turi tokią plačią prasme, kad krikščionis spaudžiamas bet kokiu sielvartu gali jo perteikti savo dejonės, lieti ašaras, juo pradėti, tęsti, užbaigti savo maldą. Tai gali būti tavo didžiausia dienos malda, pradžia, tęsinys ir pabaiga. Jėzau, gelbėk mane nuo pikto. Tave smūgiuok atgal. Jėzau, gelbėk mane nuo pikto. Viskas. Liek ašaras, rauk plaukus iš galvos, bet nedaryk to blogio, kur lenkia tave. Būk negailestingas su ta nuodėme, kuri tave smūgiuoja. Smūgiuok atgal viešpaties Jėzaus vardu, jo gale ir jo dvasioje. Tad prisiminkit, Tėve, mūsų maldą, ją mokame. Jėzau, gelbėk mus nuo pikto.